Nu, važiuojam. Pravažiuosim miškeliu dabar trumpai ir labai nu, pafilmuosiu biškį. Trumpai. Čia biškiau, kur lengviau. Kur lengva čiuožti. Kur nereikia labai ardytis daug. Paskui iš miškelio išvažiuosiu į pauderinius laukus, tai ten reikės abiejų rankų prasijoti pauderiuką, pradraskyti. Nu ką, sąlygos tai... Vat myliu tokias sąlygas. Akmenų nebėra, apačioje yra užtektinai sniego suledėjusio, kad nebedrož slidžio. Tai tas labai džiugina. Kaklas biškį šala. Gerai, kad pauderinės slidės pasiėmiau. Tai būtų susivarom, tai nelabai šito pauderių pavažiuoti į to. Tai, nu, tokį vat nudrožtą tokią vietą, tai taip. Gerai, bet į laukus, kai išlysiu, tai nelabai įseit. Nu, vat, priekyje jau artėja ta vieta, kai baigsiu filmavimą. Aišku, Gargelėdė geresnės sąlygas, bet ten skaturininkų irgi turbūt daugiau. Bet, nežinau, bet čia sąlygos ir čia pakankamai įspūdingos. Vat, atvažiavau iš savo vietelę ir ten jau rausiu už kampo. Tai ačiū už dėmesį. Nu, va, žiūrėkit, kaip eglutės gražiai atrodo. Ką, pas mus ateina, dar sniego ateina. Iki savaitgalio dar vers. O nuo savaitgalį jau priiminėjom žmonės, tai penktadienį atvažiuoja. Man darbai prasideda. Jeigu kažkas nori, susisiekė dabar, kai paskelbiau žinutę, susisiekė kažkas, ten nori atvaryti vasarį. Tai, nežinau, bandykit, turiu aš ten kambariukų, tik ne pačių geriausių išnuomoti, bet mažesnių tai yra. Jeigu kažkas norit paskiturint, tai kreipkitės, kuo galėsite padėsiu. Čia buvo Rasis iš Muntafų. Iki malonaus.